Sveiki, mano vardas Darius ir jūs žiūrit Agro Reidą. Šiandieną važiuoju Vilkaviškio rajoną pas geriausią Lietuvos traktorininką Mindaugą Vaišnį ir šiandieną savo laukose išbandys atnaujintą Case Optum traktorių su Kverneland noraginiu skutiku. Taip pat paprašysime Linas Agro darbuotojos Lauros įvertinti traktoriaus dizainą ir išbandyti atnaujintos kabinos patogumą. Taigi likite įsijungę ir geros peržiūros. Ta nusiperku nieko daugiau nereikia, viską turiu. Taip, tiesiog svajoju dabar nueiti ir apžiūrėti traktorių. Pirksim ir skutiką. Traktorių skutiką. Tai man svarbu gražu. Svarbiausia, tai kad raudonas. Raudonas spalva idealu. Patogu įkrenti vasau ir varavimas. Kaip žinai, visieną mintyse pasiskaičiuoji. Trašos tiek, o grūdų tokia kaina, čia jeigu tiek, o tai čia. Čia serialų žiūrėčiau. Matau labai gerus raiškaus televizoriukas. Ir iš karto atvažiuoji į lauką ir tu matai, ką jis daro ir kaip daro. O kas čia yra? Klimato kontrolę pareguliuot gal tau? Per nuotolį negalime valdyti dėl saugumo. O čia? Eik, tu savo. Čia saulėlydį reikia žiūrėti. Į žvaigždės romantiškai. Nu ir prašau, tau viens važiavim. Kuras, dylinčios detalės, laikas. Jau kažką sulaužiau? Laikinę, turim bėdą. Dabar Mindaugas turės nusipirkti, tikrai. Gerai. Sveikas Mindaugai. Labas, Darius. Kaip sekas geriausiam Lietuvos traktoristui? Nu puikiai, atvažiavom pažiūrėti, išbandyti galingesnį traktorių. Bandysim šiandien pas save ūkyje, kaip dirba, keisas. Taip. Tai gal einam apžiūrėsim iš arčiau, apie ką ta technika. Paulius papasakojo šiek tiek apie tą traktorių. Sveiki, Pauliau. Sveikas. Mindaugai, kas tave domina apie šį traktorių? Tai informacija apie traktorių. Variklis. Koks variklis traktorių? Variklis yra 300 arklio galios, tai yra FPT, mūsų koncerno sukurtas variklis, 6,7 tūrio. Tai kas yra ant kapoto pavaizduota 300, tai reiškia tiek tikrai ir yra. Jau garantuoju? Garantuoju. Taip, tikrai taip. Nu, puiku, o dėžė? Dėžė yra čia belaisnė, CVX. Kaip traktorius bendravo su aplinka? Šitas bendrauja puikiai. Va, visa ekologija yra čia. Yra Euro 5 standartas, pasiekiamas vien tik AdBlue dėka. Todėl daugiau nėra jokių papildomų sistemų, neapkraunamas variklis, neįkvojama be reikalo arklio gale ir, aišku, kuro sąnaudos mažesnis. Tai viskas pasiekiama tik tai AdBlue dėka. Euro 5 standartas. Kiek bakas AdBlue? Apie 80 litrų. Ir teoriškai dviem bakam traktoriaus užtenka? Teoriškai. Aišku, ta sviruoja, būna užtenka, neužtenka truputį, nes priklausomai nuo apsukų. AdBlue naudojamas nuo traktoriaus apsukų. O tai gal padargą aprodys? Jo, einam, pasižiūrim. Turime Kverneland noraginį skutiką. Paprastą, patikimą, gerą, efektyvų. Tai yra 3,5 darbinio pločio skutikas. Galime dirbti su vadinamom kregždėm. Be kregždžių, su kregždėm dirbama iki 15 cm, be kregždžių iki 30. Tai yra didelė spaudimo jėga lingėse, 700 kg. Turime atnaujintą pačią koją, lyginant su senuoju modeliu. Jis yra kompaktiškesnis. Turime populiarų gerą dvigubą volą, vadinamą žemė-žemė. Čia visas principas, kas prisipildo žemės šitas volas ir tada žemė prie žemės nelimpa. Matau ledinę žibintą, kiek ledinių žibintų? Jo, tai būna standartiškai 8 žibintai, gali būti papildomai 14 žibintų paketas. Tai matomumas tikrai yra labai geras. Kabina turbūt tikrai amortizuojanti. Jo, kabina čia yra jame amortizuojanti, matosi amortizatoriai, žinai, ir gali amortizacijos lygį koreguoti, minkščiau, standžiau pasidaryti. Priekinis tiltas irgi amortizuojantis yra, greitis jo 50, net ir daugiau, iš tikrųjų 56 važiuoja. Tai galėsi išbandyti, kai važiuosim išbandysi. O kas čia yra? Nu čia turbūt, žinok, stebuklinga dėžė, palauk, atsidarom. Gal dovanų įdėta? Ne, čia daiktadėžė, iš tikrųjų, jeigu rimtai taip pasidėti kažkokiam įrankiam, žinai, ar panašiai reikalingam daiktam, tai daiktadėžė yra. Išnaudojama tiesiog svoris, išnaudojamas kaip daiktadėžė, tai labai patogu, žinai. O kiek šitas svoris? Tai tona 200. Galima jam šiek tiek ir daugiau komplektuoti, šiek tiek mažiau tona 300, taip žinai. Einam pažiūrėti. Tai yra ir odinė apdaila, žinai, odinis vairas. Valdymo konsolė, ten įjungdėgimą pažiūrėsime, valdymo visa konsolė, žinai, yra atnaujinta. Visi šitie irgi svirtis atnaujintos, laikikliai visi, tai
Tai va, čia paskui čia žinai... Reikia sėdynį. Jo, sėdynė, tai čia, žinai, pneumatinė ir turi, aišku, ventiliaciją ir šildymą turi, ventiliaciją turi. Navigaciją irgi turi, išsibandysim, čia 2,5, žinai, tikslumą. Ne, šiais laikais be navigacijos, tai kaip be rankų. Nu, taip, bet aišku, žinai, kai kurie dar gal renkasi ir be navigacijų yra klientų, žinai, kiti jau renkasi tik su navigacija. Bet čia, žinai, tas nebūna, kai pasirinkat be navigacijos. Ne, kam čia mums reikia. Ir po kelių metų įsideda. Tai tie da keli metai, tai daug, bet padirba dieną, dvi, gal tikrai galėjau įsidėti tą navigaciją. Dar kaimynas dirba šalia su. Geriausiai būna paskambina, o tai gal eitų dabar judėti ir pasako dvigubą kainą, negu būtų sumokėjęs kaip per kitraktorių. Dar vienas geras dalykas, šitoj kabinui tai yra, turime šaltkrepšį, gėriesiam gėrimo. O, šaldo neblogai. Jo, čia va. Čia dabar instrukcijos sudėtas, bet... Gražus tau šitas traktorius, Mindaugai? Gražus. O kaip manai, damam patiktų jisai? Aš labai tikiuosi, kad taip. Žiūrėk, esame Vilkavišky, va kitoj kelio pusė yra Linas Agro, ten dirba tokia Laura. Taip. Gal einam paklausim, ką jinai mano apie tą traktorių? Galim. Keliaujam. Labas, Laura. Labą dieną. Gerą dieną, Laura, kaip sekas? O Jėzau, seniai matyti, gerai sekasi. Mes su Mindaugu diskutuojam, ar gražus naujas traktorius. Gal tu norėtum nueiti ir vertinti traktoriaus dizainą ir atnaujintos kabinos patogumą? Taip, tiesiog svajoju dabar nueiti ir apžiūrėti traktorių. Matau, kad čia be moterų sprendimų neapsieisi, tu čia jį perki, ne? Ką galima daryti su traktoriu? Nu tai perki, apžiūrai, ką žinau. Jeigu tau patiks pirks. Tai ir klausiu, tai ar nuo mano sprendimų Nuo tavo sprendimų viskas kažkas priklauso. pasikeis ar nieks nepasikeis. Arba taip, arba ne. Tai jeigu pasakysiu, kad negražus, tai nepirksi? Ne, tai kur, kaip aš tau galiu. Nepykstamės, tai kai tikrai jau... Ne, tai dar nesipyk. Kaip jaunavedžių tikra pora. Kaip tau šitas traktorius gražus? Nu, iš pirmo įspūdžio tai toks neblogas. Didelis. Labai. Toks tikras vyriškas. Labai tau tinka. Prašau, O jas. žiūrėti į vidų. Čia lifto reikia. Eik savo, kaip čia fainai viskas. Panašiai kaip golfe, ar biškai geriau? Šiek tiek aukščiau. Sostą tai tokį patį turiu, tokį savo įkrenti, žinai, ir varai. Kiek čia mygtukų. Jūs nebijo čia moterį įleisti, žinai. Šiaip mano būdas tai toks, kad aš ką paimu, tą sulaužau. Labai tuli. Čia pasitraukia. Čia pasireguliuoja, tą patrauk. Šitą, ne? Gali, turiu važiuoti arčiau. Ai, Bet šiaip, žinok, nusileidžia vairas. Mačiak. Neusifiksuoja iš čia. Ir atleid pedalą. Ai, va. Žiūrėk, išmoksiu dar pirmą kartą gyvenime. Šiaip esu sėdėjus traktorių ir esu vairavus. Irgi raudūnas, nu tai... Bet pačiai už kur tai nedavė, tik tai pavairuot leidau. Tai, žinai, tiesiai kai važiuoju, tai niekur neįvažiavau. Bet laukuose. Kažkur. Ten, kur nėra stulpų, žinai, kad negalėčiau į stulpą įvažiuoti. Kiek čia daug visokių mygtukų. Va, čia gali kažkas kartu važinėti, ne? Daug bardačiokų galėtum susidėti savo makiažo dalykus. Galėčiau, bet žinau, kad aš tų makiažų daug neturiu, bet praščiau ką ir taip susidėčiau saldumynų, labai mėgstu saldumynus. Bet čia savo vat užkandžiau. Jau kažką sulaužiau? Jaučiu, kad jo. Ką padariau? Sulaužiai. Dabar Mindaugas turės nusipirkti, tikrai. Nu, galėsi čia dviesi važinėti, vat yra keleivis sėdynė. Ne. Tai aš vairuosiu, Mindaugas bus keleivis. Aš žinotum, ką tie mygtukai reiškia? Net neįsivaizduoju, net bijau prie kažko liestis, kad nesugadinčiau tikrai. Va dar čia kažką išmetį, va Jėzau. Ką čia šitas reiškia? O aš čia galiu paspausti, ką nors? Nieko nepadarysiu. Pati nesuprantu, ką darau, bet... Ai, gal nebedaryk nieko. Ne, nedaryk. Jau spėjau kažką sugadinti. Jau? Jau. Sakiau. Nu, Laurutė, ar patiko? Visai nieko. Tai pirkt. Jeigu mane kartu pavėžinsi. Be problemų. Ne, manau, kad jau tikrai vertas dėmesio, labai tie gražūs visi mygtukai, labai gražiai žiba. Žinai, aš kai iš moteriškos pusės, tai man svarbu gražu. O ko moterim daugiau reikia. Nes patogu įkrenti vasau ir varai. Nice. Šiaip džiaugiuosi moterim, kurios vairuoja tokius aparatus. Čia serialų žiūrėčiau. Matau labai gerus raiškaus televizoriukas. Eik, tu savo. Čia saulėlydį žiūrėt. Į žvaigždės, romantiškai. Vieni pliusai. Įsivaizduok, tu vienas čia savo žemėje dirbs ir galėsi žiūrėti.
Patiko, Laura? Patiko. Labai patogus. Labai. Jėgiam. Ja. Tai ką, netrūdam tau darbuotis tada. Ačiū už nuomonę. Tai nėra už ką, kad tik tai jinai padėtų, ką nors apsispręsti. Duok dievą. Ką jūs be tų moterų daryti? Nieko, matom esmė, kad nieko. Negalim net traktoriaus išsirinkti. Bet tai va. Ne traktoriaus. Net traktoriaus. Mašina tai kaip mašina, ne? Bet va traktorius tai jau čia rimtas pirkinys. Dabar turi nukelt man. Ačiū, kad pakvietėte įvertinti. Ačiū, kad įvertinai. Labai gražus. Patariu pirkti iš karto tau jį. Na tai va, dabar tada žiūrėk, tada atsireguliuok viską pagal save, kad patogu būtų. Žiūrėk, įdomus yra dalykas čia. Nestandartinis tai veidrodėlių išstumimas. Tai labai patogu, nes dėl matomumo tikrai kiekvienas ras savo tinkamiausią patogią padėtį. Ir jis pats reguliuojasi ir pats rėmas išsistumia. Tai susireguliuok pagal save. Kūrė mane, sėdynę reguliuojamės, vairą, kad patogu ir lekiam bandytis. Laura jau prireguliavo. Porankį gali aukštyn žemyn pasireguliuoti. Gali į priekį įsistumti, yra reguliavimai, o čia šonė, jeigu nepatogu. Sėdynė ir ventiliuojama, ir šildoma yra. Čia priekinę pakabą gali valdyti su joysticku. Kamera priekinėje. O, puikiai. Keliaujam. Dabar nusireguliuosim padargą. Kur apačioj taikymo plotis 3,40 gali. Dabar susikursi dar naują lauką. Dabar AB linijas pasižymėsime. Čia labai giliai, nes mes klipsų nesudėję. Nežinau, prie klipsų varom. Tai Aš be iki galo negalėjau. tai dabar tą B paspaus. Tai dar biškį toliau nuvažiuoju. Gerai. Kur tie plotai? Kaip sekas? Puikiai. Dar reguliuojam, bet jau gerai. Galbūt reguliavimas. Ne. Va, paėmi patrauk ir vis. Geriausias volas. Prašau, įrodymai. Ne, nu, tas, kad jau neužkiša niekada. Nebuvo, kada man užkištų tą volą. Ir padaro savo darbą. Drumstus sutrupino. Tikrai geras. Ne, dar man nebuvo. Šlapia, nešlapia, bet dirba. Ir prašau, kaip sakė, prisirenka žemės. Ir žemį dirba. Žemės užžemė. Vieni pliusai. Netapau, reikėjo. Spurvinau rankas į naują traktorius ir da gyvent. Kaip tau tas joystickas? Nu, pripražina, reikia dabar čia kaip nulipęs nuo vieno, sėdėva į kitą, nors vieną kitaip. Pirmai norėjau kelt, paspaudžiau atgal važiuoti. Bet čia smagiai viskas. Išpurvinau. Dangį nepyk. Kokiam gilį dirbi? Apie 15 cm. Mano akis centimetrus labai gerai skaičiuoja. Jo laukas pradėjau nuo mažiuko plotukų. Išnuomavo vieną, kitą, trečią. Prašau, 8 hektarai. Kas čia pernai buvo? Rapsus. Kaip ir jie? Apie 3,8 šitam laukia. Smagu naujam. Patogu? Ja, patogu. Šiaip gražiai padaryti sporankį šitą atnaujyti. Biškį mandriau. O tau gražu? Jo, fainai iš tikrųjų. Kaip mašinai tie ratukai tokie sudėti gražiai. Atrodo šiaip patogiai iš tikrųjų. Su navigacija yra patogiau ir efektyviau, tu nevažinėjai be reikalo žemės. Nu jo, prasme, taupimas, tas, žinai, jo, jinai kainuoja. Aš sutinku, kad, prasme, pinigai tikrai nemaži yra. Bet, nu, paprastas pavyzdys, tarkim, nu, tai šito padargo, kai padaro, tarkim, 6 metrai padargas, ne? Ir, tarkim, tai tu su navigacija atvažiavai, užsidai 6 metrai,
tau linija subraižė, kad 6 metrus ir tu dirbi ir tau jokio perdengimo nėra. O kai, tarkim, su tuo 6 metrų padargu, tu dirbi pats, vairuoji. Tu kokią pusę metro, gal mažiau, kartais daugiau užleid perdengti. Ir prašau skaičiu, tu su navigacija padarysi 6 važiavimus, išdirbsi 36 metrus, pats vairuodamas, tu padarysi iš tų 6 važiavimus, bet tu uždirbsi gal 30 metrų. Ir prašau, tau vienas važiavimas. Kuras, dylinčios detalės, laiko atžvilgių. Nepavargsti pats. Nes taip tai, dar dieną nieko, jeigu vakare kokia, tai jau tu žiūrėk, kad te kažkur nenuvažiuotai. O čia va paspaudė, tau piešia. Nusipirkai naują traktorių be navigacijos? Nereikia čia tos navigacijos. Mėnesis laiko jau laidai išvedžioti. Ir dabar kitą pirkom, tai jau su viskuo. O kiek tu hektarų dirbi? 150 keli dabar dirbamosi, dar pievų plus gyvulių laiko. Gyvulių laikot? Ja, dar Ką laikot? Melžiamos karvės, vienintis. Laikinė, turim bėdą. Ne bėda, šiaip gerai. Kad aš tik tai užėjęs pašarus jau paruošimus atsakingas. Tėtys karvės labiau, aš tai va. Žemelę pakuist, išdirbt, pasėt, pasinervuot, kai derliaus nėra. Normalu. Kaip šiemet su derliu pasisukė? Šiaip gerai, aš nesiskundžiu tikrai, gal geriau nei pernai, bet su tom kainom, tos trąšų kainos, pirkau trąšas per viduriuką. Tas kainas nebrangiausias, bet ir nepigiausias. Ta kaina va dabar biškį nervuotam saugojimui palikė. Būta kaina, kai buvo, kai trąšas pirkom, tai jo. Kaip žinai, visieną mintyse pasiskaičiuoji. Trąšos tiek, o grūdų tokia kaina, čia jeigu tiek, tai čia geri metai. Tai nukali pagal derlių atrodo būt gerai, bet kad ta kaina, čia kaip perki traktorių, turim jiem padargam, bet paskui tos padargus vieną reikia keisti. Jau keiti tos padargus, tai reikia biškį didesnio, mandresnio reikia. Nusipirka tą biškį didesnį, mandresnį, jau vėl problema. Jau traktorius netrauk. Ir vėl tas netoks, užburtas ratas eina. Visada tai buvo ir vaš. Aš visus jaučiu taip jau. Tai gerai, kai tobulėjai, žinai, jeigu netobulėtum, tai ir liktum prie... Bet čia tas, žinai, tas tobulėjimas jau, tą nusiperku, nieko daugiau nereikia, viską turiu. Niekada taip nebuvo, jau nusipirka, čia buvo, pirkum, nepamenu, kad čia dabar taip. Traktorių tą. Jau čia man nusipirksim, tikrai jau čia daugiau nieko nereikia. Tai jau tas, tai jau dabar reikėtų purkštuvų. Tai jau atlikščių reikėtų jau kitų, nes jau tos per mažos. Ir užburtas ratas, konkrečiai užburtas ratas ir visada. Pirkti yra ką. Tik turėk eurų sąskaitėlį. Klimato kontrolę pareguliuot gal tau? Pareguliuot. Čia reikia. Kaip tau traukia šitas traktorius? Puikiai traukia. 15 cm dirbant. Žemė tokia priemolis lengvas. Toks miksiukas, 13, 14. Kaip greičių dėžė nesitampo? Ne, puikiai dirba. Sveiki, Edgarai. Labas. Esate tikslių sistemų specialistas. Už nugaros dirba Mindaugas su Optim traktoriu, kuris pilnas prifarširuotas visokių išmanių technologijų. Gal galite papasakot, kaip jos veikia? Būtent šitas traktorius yra FS Connect. Mes turim visas telematinės sistemas, turim naujausią saloną Pro 1200 monitorių, kurį galima tiesiog mašinai sėdint ar per išmanųjį telefoną pasijungti programėlę ir stebėti per nuotolį, ką Mindaugas mato savo ekrane. Ta patį mes galime gyvai stebėti ir esant ne tik traktoriuje, bet ir kabinete, ar automobilyje, ar šiltam ofise. Tai gal einam pažiūrėti? Drąsiai, jungimės. Ką Edgarai pas tave čia rodo? Realiai viską tą patį, ką mato Mindaugas pas savęs traktoriuje. Matom, kaip jis važiuoja. Dabar baiginėjasi kažkokį matyti lauką, kauburį prasilygint skersai lauko. Taip pat turime automatinis apsisukimas, kuris dabar neturi galimybės veikti, nes nėra įjungtas lygiagreitus vairavimas. Principė mes jam galime pasufleruoti, jeigu yra kokie neaiškumai iš nuotolio pasijungę, padėti paspausti, parodyti, ką jis turi paspausti. Jam iškyla rankos logotipas ekrane, bet principė galim padėti susufleruoti, susigaudyti naujos sistemas, nes nedažnas atvejis yra, kai
investavę žmonės ar bendrovės į žemės ūkio techniką su išmaniosiam technologijom nėra pakankamo aukšto operatoriaus lygio, kurios galėtų per dieną ar dvi jas visas perkirsti ar gauti tokį kiekį informacijos, kad būtų tikrai gabūs specialistai ir visas jas išnaudotų. Todėl tiek aš, tiek mūsų serviso vyrai yra pasiruošę per nuotolį prisijungti ir visą laiką pakonsultuoti juos. O ką dar čia galim matyti? Mes galime prisijungti į FSO Connecto puslapį matyti traktoriaus buvimo vietą. Taip pat galime... Čia Google Maps, ne? Google Maps per appsą netgi eina pasirinkti funkciją, kur tu nuvesti mane iki traktoriaus. Tau išmeta iš tavo budurinio vietos visą maršrutą iki esamo traktoriaus. Galit parodyti? Drąsiai. Geras. Geras tikslas. Šiandien taip ir atvažiavau, taip ir atradau įslaukį. Taip labai lengva surasti visus demo traktorius. Realiai net turi skambinti ūkininkui ir iš karto atvažiuoji į lauką ir tu matai, ką jis daro ir kaip daro. Netikėtas toks momentas jam būna. Kaip jis su tą mūsų techniką dirba. Bet būna tokių variantų, kad įsidegė sistemas ūkiai, bet operatoriai jų nenaudoja, nes aš geriau moku vairuoti, man čia patogiau, man čia nereikia. Būna, o galime pamatyti traktoriaus visas judėjimo trajektorijas. Lauke, kuris kaip važiavęs, arba kaip minėjau, paprasčiausiai galime paspausti. Išmesti Google Appsą visą maršrutą. Dabar pasirinkim pėsčiomis iš mūsų buvimo vietos, kadangi šalia esam, tai netoli eiti, bet iš ofiso ar kurios kitos. Tai šiandien taip ir atvažiavote, ne? Taip, iš Kėdainių pasispaudžiu, kur yra traktorius ir mane tiesiai iš laukio ir atvežė, kur darbuojas Mindaugas. Geras. Ir kaip sekas Mindaugui darbuotis, viską gerai daro? Manau tikrai, kad taip puikiai, nes jau laukas į pabaigą. Čia, kai žinai, prasme, kai šitą prasme, nebūtinai iš miesto, bet kai ne ūkininkai. O kaip jūs labai gerai gyvenat, čia žiūrėkit, ko mašina važinėja, čia traktoriai pas jūs naujausi. Tai tas traktorius naujausias yra skirtas, kad jis tau uždirbtų tuos pinigus. Bet kaip jūs gerai gyvenat, aš jiems pasakau, mielai, atvažiuokit jūs mėnesį, padirbkit per sezoną. Pabūkit mėnesį, padirbkit, būna ir tom naktim dirbit ir panašiai, ir tą mėnesį pabūkit, tuos visus, tarkim, nervus, tau žiūrėk, lyja, kas tau reikia važiuoti daryti, tavo nedaryta, tau jau pyktis ima kažkoks, jau panašiai, tai tą mėnesį pabūt viską tavo perimt, ką tu turi išgyventi. Ir tada pasakyti, ar čia lengva tam ūkininkui ar nelengva tam ūkininkui išgyventi. Ir norėsi tą naują mašiną važiuoti, aš tą seną norėsiu. Kaip tu tas skutikas dirba? Gerai. Žinai, būtų įdomu, tarkim, sulyginimui, tai, tarkim, mano turimas skutikas ir su šito ant to pačio traktorių, žinai, susikabyti. Gražiai dirba, prašau, susidarojo. Padaros tikrai gan didelis, net per didelis šitos padaros. Su maišu, žemė maišu. Puikiai dirba. Pirksim ir skutiką. Traktorių skutiką. Rapsų kaina 900 rimų. Kas tu labiausiai patinka šitam traktoriui? Belašniai pavarų dėžiai. Tikrai pliusas yra. Žinai, visiškai, tarkim, kai kitų matai sieną, tas bėgių pusikų pervytimas čia nieko nėra. Komfortas tas. Vidus dabar naujai patobulintis tas vairas vadinis. Pliusas didelis ventiliuojamas vadinį. Tikrai norėčiau. Svarbiausia, kad raudonas. Raudonas spalva idealu. Žiauriai patinka Ferrari. Kaip sekės geriausiam Lietuvos traktoristui? Puikiai. Kiek hektarų padirbai? Apie 8,5 hektarų. Kaip skutikas? Gerai, patenkintas. Labai patogus joystickas. Kaip padargai? Prašau, rezultatus. Einam, pasižiūrėsim. Nu tai kaltai irgi šiek tiek neapsitrynė dažai nuo kaltų. Biškį padirbau. 15 centimetrų. Nu, manau, daugiau gal šiek tiek. Biškį daugiau jau buvo nustatę. Jo. Kaip ir minėjau prieš demonstraciją, volas prisipildo žemės ir toks principas, kad žemė prie žemės nelimpa. O kokį dar gali būti komplektuojama? Metalinis gali būti, vamzdinis gali būti metalinis, viengubas, dvigubas, įvairių yra volų. Koks svoris dabar būtent šito skutiko? Skutiko šito yra virš 2 tonų. O tie diskai žemės nedirba? Ne, čia jų yra mintis ir
Ir reikšmė, kad tik tai tuos tokius kauburėlius, griovelius palyginti. Jie dirbimo funkcijos neatlieka šitie diskai. Ir jų atakos kampą tą galima reguliuoti šios rankenos pagalba. Tai, ką prieš tai ir darėme. Tai. Demonstracija, manau, pavyko puikiai. Mindaugui turbūt irgi įspūdžių Yra. Ką, džentelmenai, ačiū už pasakojimą. Ačiū tau. Buvo malonu. Sėkmės darbuose. Dėkui. Ir iki. Iki. Tai ką, žinoma, bet ar esmė, kaip per video parodai, kad toliai išrašinėja, vos neišvėja. Čia konkrečiai, čia atsistojau, žiūriu, tas šis foras neveikia. Gal reikia parašyti, nuotrauką nusimti, ar čia galima važiuoti. Tavos nereikia, tai kodėl tu važiuoji? Bet paskui viskas gerai buvo, nereikia. Ką renkatės? Pinigus ar antrą pasimatymą? Traktorių. Abudu.